nepasakyčiau, kad lengvas. Visos nėra lengvų rungtynių Eurolygoj, visom vienodai ruošiamės, visuose 100% rungtyniaujam, tik vienose pavyksta geriau, kitose blogiau. Džiaugiamės, kad šiandien sužaidėm savo rungtynės, labai ypatingai gerai žaidėm gynybai, praradėm tik 53 taškus, tas ir lėmė pergalę. Kas jiems labai nesisekė, toks įspūdis, kad ten po krepšių nepataiko? Iš tikrųjų agresyviai gynėmės, gal tas šiek tiek išvežė. Be abejo, galų gale vis tiek nedaug, net, sakyčiau, pasaulio ir daug istorijų, kur susirenka tokie aistruoliai, pilna salė, visi reikia, visi šaukia, gal ir tas šiek tiek išmuša šviežio. Kokias išvadas galima bus daryti po šio etapo, sakykime? Jokių, kad reikia kitame etape nesustoti, dar netgi jungti dar didesnę pavarą ir toliau žaisti, nes vis tiek top 16, stipresnės ekipos ir visi analizuos, visi ruošis žaisti prieš mus ir bus tikrai sunkiau. Prisiminus ankstesnius sezonus, pačiam gal kažkiek netikėta, kad šį sezoną Žalgiris žaidžia taip gerai, sakykime. Ir net nuotaikos kitokios, tokios optimistiškesnės, važiuojam išvykas neatsilaikyto laimėti. Vien tas yra šaunu ir smagu dabar čia žaisti. Kšištofas jau matuojas, kad būna Eurolygos čempionų, kaip pats. Sakau, matuojas, aš tai dar nesimatuosiu kažkaip. Tai vis tiek sakau, top 16 bus tikrai visiškai kitas žaidimas. Gal klubo savininkas kažkokių premijų pažadėjęs kalėdom? Čia jau vargiai klausti.